Sveiki, sveiki. Su jumis Julija Škulov, nepriklausoma grožio konsultantė, pardavimų direktorė. Ir gal kol kas nors pasijungs, pasakys man, kad viskas gerai matosi, girdisi. Priminsiu, kad su Amerikai kompanija draugauju jau 14 metų. 14 metų, kaip jau naudoju produktus, ir lapkritį bus 14 metų, kaip aš esu grožio konsultantė ir dalinuosi savo žiniomis ir svarbiausia patirtimi su Lietuvos moterimis ir ne tik Lietuvos iš tikrųjų. Ir šiandien noriu pakalbėti ir jums papasakoti ir pasidalinti, kad niekada ne per vėlų rūpintis ir mylėtis save ir rūpintis savo odą, kiek metų jums nebebūtų. Ir labai dažnai būna, kad panaudoju filtrus, tarkim, kai vedu kažkokias transliacijas arba nuotraukos, prašau, šiandien transliuojusi be jokių filtrų, jūs galite matyti mane, kaip yra tiesioginė transliacija, labai geras apšvietimas, šiandien galiu sau leisti. Taip aš atrodau, man suėjo 45 metai. Vasarą aš manau, kad aš savo metuose neblogai atrodo, visai normaliai ir labai tuo džiaugiuosi. Kiek yra, taip ir yra. Bet labai dažnai būna, kad ateina moteris pas mane į konsultaciją, į grožio pamokėlę ir būna jiems jau yra ten, tarkim, 60 metų, 70 metų ar net 80 metų. Ir sako, vaikeli, man jau nieks nebepadės, nu ką jau, nebent paimsi lygintuvą ir išlyginsi su lygintuvu mano odą, ne? Tai man jau nieks nebepadės, ką čia dabar, neverta. Nu, žinokit, aišku, kad po mūsų susitikimo, po mūsų grožio konsultacijos, kada viską pabandom, aš sakau, vis tiek jau atėjo, tai jau skirite savo laiką. Pabandysim, pasirepinsim, o po to jūs pati galėsite vertinti tą rezultatą ir pamatyti, ar jums tai padeda, ar nepadeda, ar verta, ar neverta. Bet jeigu mes šiandien kalbame apie odos remontą, kaip aš sakiau, nu tai būtų labai geras palyginimas ir, tarkim, su būto remontu ar su namo remontu, ne? Jeigu būtas yra visai jau nenaujas arba namas yra nenaujas, jau daug metų jame gyvename ir mes matome, kad jau ten nuplyšę tapetai, ten kažkur plytelės negerai laikosi, nežinau, jau grindis nučirkštus, jau tokias papilkėjusios, ne, ar kažkokios sugadintos. Nu tai mes galime suvokti, kad jeigu mes paremontuosim, užklijuosim naujus tapetus, atnaujinsim grindis, pakeisim baldus, ne, padarysim kažkokius darbus, kažką su to padarysim, nu tai mes tikrai galime tą būtą atnaujinti ir jis atrodys visai kitaip, jis bus jaunesnis, atnaujintas ir jame bus maloniau būti. Tas pats yra su oda, mes ją tikrai galime paremontuoti, jai padėti geriau funkcionuoti, atnaujinti jos išvaizdą, padėti, padrikinti, palyginti, duoti kažkokių naujų impulsų ir tikrai gal mums nebus jau 18, vėl mums nebus 20, mums nebus gal net ir 50, bet tikrai mes galime savo odai suteikti komfortą, jausmą, sveikatos, gero funkcionavimo teisingo ir be abejo visai kitos išvaizdos ir kito jausmo. Nes aš noriu priminti, kad mūsų oda yra irgi mūsų organas ir mums reikia suteikti ne tik išvaizdos, bet ir sveikatos ir geros savijautos. Sveika, Evaldai, sveika, ačiū tau už palaikymą ir už širdutės. Taip, tai šiandien noriu pakalbėti apie Time Wise Repair sistemą, tai yra sistema, kuri skirta jau kovoti su matomais senėjimo požymiais. Jeigu mes jau matome tokios požymius kaip raukšlės, stangrumo ir tonuso praradimas, odos papilkėjimas, netolygus odos atspalvis, labai stiprus išsausėjimas, nuglibimas, ne? Tai jau yra odos senėjimo požymiai, tai reiškia, kad jie jau įvyko. Tai nereiškia, kad jie dar formuojasi, bet tai, kas jau matoma plika akimi. Tai reiškia, kad jau laikas
susiimti kažkokiu rimtesnių naudojamų priemonių. Nesitikėkit, kad naudojant kažkokias ten ramunėlės arba aloe vera arba aloe augalą nuo palangės ar, nežinau, kad su kokiais natūraliais priemonės, su kažkokiom, kad jūs galėsite kovoti su odos senėjimu, kad jūs galėsite kažką su to padaryti, tai praktiškai neįmanoma. Jeigu mes turime stiprius požymius, stiprų, matomai stipriai jau požymį senėjimo kaip raukšlė arba kaip pigmentacija, tikrai ramunėlė su to nepadės, mes jau ir turime naudoti moksliškai pagristų stiprių ingredientų, moksliškai sudarytų produktų, kurie sukurti jau kovoti būtent su tais požymiais. Ir šita sistema, Time Wise Repair, jinai būtent sukurta tam, kad kovoti su esamais požymiais ir taip pat šita sistema padeda ir atsikratyti arba sumažinti šitų požymių atsiradimą. Taigi, ką padaro visa šita sistema? Jinai mažina gilių raukšlių ir linijų matomumą, tai reiškia, kad mažina raukšlės, liaudiškai sakant, ne? Atstato stangrumą ir tankumą odos, kas yra svarbu, nes brandesnė oda, jinai linkusi sausėti ir plonėti ir atsiranda daugiau tokių ir smulkių raukšlių, mažina pabrinkimus, mes dabar kalbam ir apie paakių odą, atstato tolygų odos atspalvį ir skaistumą, tai yra mažina pigmentaciją ir kažkokius nelygumus odos atspalvį, saugo nuo sudirginimų, giliai drėkina, maitina ir šita sistema veikia su visų senėjimų tipais. Nes būna, kad pavargusi, yra skirtingų senėjimo tipų, yra pavargusis tipas, yra nuglibimas, yra smulkios raukšlės, yra tokių skirtingų tipų, tai šita sistema dirba su visais senėjimo tipais. Viską, ką aš dabar paminėjau, jeigu jūs girdite, matote jau kažką veidrodį, kažką iš to, ką aš paminėjau, tai sustokite ir paklausykite ir sužinokite apie šią sistemą. Jeigu jūs man turėsite kažkokių klausimų, prašom, klauskite iš karto tiesioginiame eteryje arba palikite savo klausimą komentare, aš būtinai atsakysiu. Taip pat, jeigu jūsų sudomins kažkokie produktai, tai irgi drąsiai kreipkitės asmeniškai ir atkreipkite dėmesį, kad jeigu tai, kuo aš dalinuosi jums pasakoju, bus naudinga, jūs taip pat galite palaikyti mane žvaigždutėmis ir tokiu būdu netgi finansiškai mane palaikyti ir padėti man kurti geresnę informaciją ir medžiagą jums. Taip, tai kam reikalinga šita sistema? Pagal kompanijos nurodymus jinai rekomenduojama naudoti nuo 45 metų. Tai kaip ir man, ne? Bet jeigu jums yra 35 metai ar 38 metai ir jūs jau matote, kad jums krenta viršutinis vokas, ar kad pas jūs formuojasi gilios raukšlės, arba jūs matote odos nuglibimą, ar verta laukti, kol jums sueis 45 metai ir tik tada įvesti kažkokias priemonės, kurie su to kovoja ir padeda, manau, kad tikrai neverta laukti. Tai aš pasakyčiau taip, kad oficialiai nuo Kem5+, taip, būtinai mes jau galime pradėti naudoti šitą sistemą, bet jeigu mums yra ir mažiau metų, ir yra poreikis, kaip aš sakau, mes žiūrime ne į pasą, o mes žiūrime į veido odos būklę ir į tos požymius, kuriuos mes norime mažinti, mes drąsiai galime pradėti naudoti Time Wise Repair arba visą sistemą priežiūros, arba tam tikrus produktus, kurie jau sprendžia ir mums padeda. Labą dieną, Loreta, ačiū, sveiki, labai malonu, kad sveikinatės. Taigi, nežiūrime pasą, žiūrime veidą. Norim spręsti, naudojam priemonę, kuri sprendžia. Taip pat šitą sistemą galima naudoti kaip gydymo kursą, tarkim, jeigu buvo greitas svorio praradimas, jeigu buvo labai stiprus stresas, jeigu buvo liga, dėl kurios atsitiko nuglibimas, nuovargis odos, atsirado daugiau raukšlių, papilkėjimas, pigmentacija.
mes galime pranaudoti kursų, tarkim, visą vieną sistemą ir po to grįžti prie savo įprastos priežiūros, tarkim, TimeWise stebuklingo rinkinio. Taip pat mes galime šias priemonės miksuoti su kitom mūsų linijom, tarkim, su TimeWise stebuklingo rinkinio arba su ClearProof arba su Botanical linija. Galima miksuoti, tarkim, aš kol kas dar miksuoju, aš labai mėgstu panaudoti valomasias putas, tarkim, arba aš vakarais naudoju stipresnį paakių kremą. Tai nebūtinai iš karto pradėti naudoti visą sistemą, bet pagal savo poreikį galima ir pamiksuoti su esamom priemonėm. Jeigu jūs man turėsite čia kažkokių klausimų, irgi drąsiai klauskite. Dabar toliau aš papasakosiu apie kiekvieną produktą atskirai, papasakosiu ir apie ingredientus, ir parodysiu konsistenciją, ir papasakosiu, kaip naudoti. Tai kam kas aktualu? Turėkim kantrybės ir išklausysim, jeigu jums kažkas bus neįdomu, aišku, jūs po to galite ir prasukti toliau toj vietoj, kur jums bus aktualu. Bet šiandien noriu papasakoti būtent apie pagrindinę priežiūrą, apie pagrindinės 5 produktus šitos linijos, kurių naudojant kiekvieną dieną ryte ir vakare, jūs tikrai pastebėsite rezultatus. Aš šiandien, žinokite, parodysiu dar tokią nuotrauką. Čia buvo mano klientė, kažkaip po to laiko, nežinau, neturiu nuotraukų tokių gyvų iš tų moterų tikrai, kurie atėjo. Kažkaip nedrįstu paprašyti moterų pasidalinti nuotraukam, bet su šitą moteriam kažkaip jau praradom ryšį, aš tikiuosi, kad jinai nesupyks, kad aš pasidalinsiu. Čia yra 1 mėnesio rezultatas. Moterė yra virš 80 metų buvo. Jinai pas mane atėjo į grožio pamokėlę, tokia, nežinau, kiek čia matysis, po to įdėsiu ir į komentarą. Labai gilios raukšlės ant kaktos, labai stiprus paakių paburkimai, labai gilios raukšlės, čia jokia raukšlė, labai išsausėjo oda. Moteris dirbo gydę, labai daug laiko praleisdavo autobuse, labai išsausėjusi oda, sudirgusi, linkusi raudonuoti, be abejo, labai priklauso nuo apšvietimo, bet čia, nežinau, kiek matysis, bet tikrai tokio odos būklė. Ir čia yra rezultatas po mėnesio naudojamo visos veido sistemas TimeWise Repair plus tonikas, locionas mūsų su hialurono rūgštimi, kurį jūs irgi puikiai pažįstate. Kas nepažįstate, kviečiu išbandyti ir sužinoti ir įsimylėti. Ir netgi su tokiu apšvietimu čia puikiai matosi, kad pas ją sumažėjo raukšlių gilumas, ant kaktos labai stipriai apmažėjo raukšlių. Ir didžiausias poveikis, kurį jūs tik tai galite pamatyti, yra paakiuose beveik praėjo visi pabrinkimai, paburkimai, minimaliai. Ir aišku, pašviesėjo visa oda ir matosi, kad jinai tikrai yra stipriai sudrikinta, primaitinta ir netokia sudirgusi, kaip jinai buvo čia. Įdėsiu po to į komentarą, pabandysiu, gal matysis. Tiesiog tobulas rezultatas, kuris parodo, čia yra tik 1 mėnesio rezultatas, įsivaizduojate, pastoviai naudojant, kas gali būti. Tai einam per mūsų žingsnius. Pirmas žingsnis, kurį mes naudosime ryte ir vakare, tai yra valomosios putos, jos vadinasi, palaukit, dar apie visą tą formulę. Šita sistema visa turi užpatentuotą formulę, kuri vadinasi Volufirm, tai yra užpatentuota, reiškia sukurta Amerikėj kompanijoje ir jinai yra išskirtinė ir ypatinga tuo, kad į ją įeina net 3 labai stiprus kovojantys su senėjimu ingredientai. 3 pažangiausios medžiagos. Tai yra, aš biškai žiūriu, paskaitysiu, kad jums viską teisingai pertikti. Tai yra biomimetiniai peptidai. Peptidai skatina elastino ir kolageno gamybą ir būtent yra atsakingi už odos elastingumą ir stangrumą. Tai peptidai įeina į šią formulę. Antras ingredientas yra hialurono rūgšties generatorius. Reiškia, tai yra ingredientas, kuris skatina hialurono rūgšties gamybą mūsų odoje, o hialurono rūgštis, aš noriu priminti, yra atsakingas už drėgmės pritraukimą ir išlaikymą odoje.
Tai yra mūsų odos drėgmė, ne? Ir trečias pažangus ingredientas yra azinės centelės, augalinės motininės ląstelės. Mūsų oda jau puikiai priima ir būtent šitos ląstelės gerina odos gebėjimą atsinaujinti, regeneruotis ir saugo hialurono rūgštį nuo irimo. Tai maža to, kad mes skatinam hialurono rūgštį gamybą, mes taip pat ją su šią formulę ir saugome nuo praradimo, kad vis dėlto ta hialurono rūgštis liktų mūsų odoje ir duotų mums tą drėkinimą, maitinimą, kurį mūsų odai reikia kaip vanduo mūsų visam organizmui, nereikalingas. Tai šita formulė yra visuose, absoliučiai visuose Time Wise Repair produktuose. Tai reiškia viską, ką daro šitie ingredientai, mes turim su kiekvienu žingsniu. Skatinam elastino kolageno gamybą, skatinam hialurono rūgšties gamybą ir saugom hialurono rūgštį savo odoje. Tai pirmas produktas bus valomosios putos, kurie maitina, labai giliai drėkina, atnaujina, atpalaiduoja, labai giliai kruopščiai išvalo ir mažina porų matomumą. Yra tiesiog fantastiška konsistencija, man be galo patinka, tokias šilkinė konsistencija, labai maloni, netgi tokia biškai žėrinti, jinai nuostabiai putoja kartu su vandeniu. Naudojame tokiu būdu, kad sudrėkiname būtinai labai gerai veidą, paimame trupučiuką didesnį kiekį, negu aš čia sudėjau, aš vadinu tokia kaip pupelė, išputuojame rankose, jeigu mes naudojame rankom, ir tada išputuojame visą veidą, išskyrus akių zonas, ir labai kruopščiai nuplauname. Taip pat šios putos rekomenduojama ir puikiai ir labai smagiai naudojasi su mūsų Skin Vegetarisonic valymo sistema, su šipitėliu, bus dar švaresnė, dar skaistesnė oda ir tokia labai minkšta oda, labai faina. Taigi, ir valom, ir giliai drėkinam, maitinam, ir raminam, bet mažinam porų matomumą ir tuo pačiu iš karto kovojame su odos senėjimu jau nuo valymo žingsnio. Įsivaizduot, jau besiprausiant mes kovojame su senėjimu. Naudojame būtinai ryte ir vakare. Iš papildomų ingredientų prie šitos formulės čia irgi yra saulėgrąžų sėklų aliejus, kuris yra labai gausus vitamino E, tai yra labai stiprus antioksidantas, kuris saugo mūsų odą nuo neigiamų išorinių poveikių. Taip, tai atstatome ir odos lipidinį barjerą, odos apsauginį barjerą, lygina ir suteikia elastingumą. Tiesiog fantastiškos putos, labai ilgam užtenka, net iki metų gali užtekti, jeigu naudosite gerą kiekį, nepiknadžiausite ir naudosite ryte ir vakare. Sekantis žingsnis, kurį mes naudosime veidui, tai yra išskirtinis pažangus, kaip jis teisingai vadinasi, pažangus atnaujinamasis serumas. Kaip aš pasakoju savo klientams, tai yra mūsų pats stipriausias serumas veidui, liftinginis stangrinamasis serumas. Kas yra serumas? Tai yra koncentratas. Tai yra labiau koncentruota priemonė negu kremas, jis eina giliau, koncentruotai sprendžia odos problemą ir yra visada naudojamas prieš kremą, niekada ne vietoj kremo, o būtinai prieš kremą, ant viršaus būtinai naudosime kremus. Tai šis pažangus serumas buvo specialiai sukurtas būtent brandžiai odai, būtent kuri turi jau ryškius senėjimo požymius, tokius kaip sausumas labai stiprus, pažeistas odos apsauginis barjeras, jau gilios raukšlės, tai šis serumas būtent specialiai sukurtas su šiais požymiais kovoti. Jis atstato odos, šitą veido trikampį, tai yra žandai aplink lūpų, šitas trikampis smakras ir kaklas, atstato būtent šitą nuglebimą, tonuso praradimą ir aišku kovoja su giliom raukšlėm. Tai atstato odos riebalų gamybą. Tai šis serumas yra labai įdomios tokios konsistencijos, labai fainiai čia užsidaro, atsidaro, sukame, tai čing girdisi, ne? Pum. Yra dozatorius ir čia yra toks langelis, kur mes matome, kiek yra sunaudota.
išspaudžiame. Aš išspausiu nedidelį kiekį, parodysiu fantastišką, tiesiog pasakišką konsistenciją, irgi tokia labai graži biški žėrinti. Tokia kaip perlinė ir jinai yra tokia tanki, neklampi, bet būtent tanki, kada tepi ant odos, jinai tampa tokia kaip šilkinė, labai labai maloni, kaip padengta kažkokiu sluoksniu ir jaučiasi lengvas odos tempimas, nes čia yra labai stipri stangrinanti priemonė, toks lengvas tempimas, tarsi sutraukimas, kaip traukia, tempia visą odą. Ir šios priemonės reikia labai nedaug, visam veidukui reikėtų kokie 2-3 paspaudimai, jeigu norisi, o reikia, ir rekomenduojama ir kaklo, ir dekolte, tai dar vienas papildomas paspaudimas. Ką dar nežinau, jeigu dar kažką pamiršau pasakyti, paklauskit. Ryte ir vakare naudojame šį serumą. Viena iš mano mylimiausių priemonė šitoj sistemoje ir vienas iš mano perkamiausių produktų mano klienčių, tai yra paakių kremas, jis vadinasi atstatomasis paakių kremas, Time Wise Repair, unikalus produktus, pats stipriausias mūsų akių odos priežiūros produktas, kuris padeda nuo visko, kaip aš sakau, ir nuo raukšlių, ir nuo paakių patamsėjimo, ir nuo pabrinkimo, unikali Voliofirm vėlgi formulė ir čia dar yra ir papildomai ingredientų, kurie padeda mums nuo raukšlių ir kas yra labai svarbu, paska jau krenta viršutinis vokas, tai būtinai kremas šis naudojamas, netgi jeigu jums nėra kem 5 metų, bet jūs jau matote, kad viršutinis vokas jums pradeda kristi, irgi būtinai šis kremas turi atsirasti jūsų priežiūra. Yra magnolijų žiedų ekstraktas, kuris mažina patamsėjimų, sudirginimų ir pabrinkimų paakiuose. Ir yra keramidai. Keramidų, mes žinome, tai yra tarp plastelinės cementas, tai yra tokia dalykėlį, daikčiuką ingredientas, kuris būtent atstato mūsų apsauginį barjerą, būtent pačią odą, odos tankumą, sveikatą, odos apsauginį barjerą. Tai čia irgi yra keramidai. Ir jie taip pat atspindi šviesą ir mažina tų patamsėjimų matomumą. Ir taip pat čia yra sudėtyje būtent unikali sistema, teikiantis skistuosius kristalus, kuris stiprina apsauginį barjerą, vat kaip aš minėjau, atspindi šviesą, mažina tamsių ratelių matomumą. Ir yra unikalus metalinės pirštelis, kaip aš vadinu, aplikatorius. Čia yra kelių metalų jungtis ir yra padengtas platina. Ir šis pirštelis, jis suteikia gaivumą, tokią visumą, padeda įvesti kremą giliau į odą ir padeda mums pasidaryti limfodrenažinį masažą. Ir kaip svarbu jį naudoti, kad mes išspaudžiame kremuką, tokį taškiuką, sutaškuojame. Ir tada, kada jau pradedame masažuoti ir išvedinėti limfą, mažinti paburkimus, mes jau kremą nebespaudžiam, nes kitu atveju mes sunaudosime šį kremą labai greitai. Pakanka sutaškuoti ir jau masažuoti, kad slystų tas aplikatorius, labai svarbu, nemasažuojame sausos odos ir to ir pakanka. Ir masažuojame kokiu 10, 15, 20, kiek jums užteks kantrybės, jėgos geresniam rezultatui pamasažuoti. Šį kremą tuomet irgi naudojame ryte ir vakare ir vidutiniškai tokio paakių kremo turi užtekti 5-6 mėnesiams. Tai tikrai, jeigu jūs naudosite būtent taip, kaip aš papasakojau, ane? Taupiai lygiai tiek, kiek reikia. Nereikia per daug irgi jo tepti, nes po to galima bus sutepti visą veido odą. Ir mažą išduosiu paslaptį, šį paakių kremuką galima taip pat panaudoti ir aplink lūpų raukšlytėms irgi palyginti.
nes labai panaši yra lūpų ir aplink akių oda. Nėra čia riebalinio sluoksnio, čia teka limfa, labai plona yra mūsų paakių oda. Tai šis kremas unikaliai dvigubina momentaliai drėgmės lygį paakių zonoje, atstato odos apsauginį barjerą, mažina raukšlytes, mažina patamsėjimus, mažina paburkimus, mažina nuglibimą. Tiesiog unikalus produktas, tikrai vienas iš parduodamiausių pas mane. Ir mūsų 2 broliukai, 2 kremai, superiniai, dieninis ir naktinis, būtinai atskirus. Čia turiu savo špargalkę po ranką irgi. Kai mes kalbame apie brandžią odą, kai mes kalbame apie odą, kada mes norime jau kovoti su senėjimo požymiais, mes privalome turėti atskirus kremus, dieninius ir naktinius. Dieninis kremas, jis vadinasi dieninis stangrinamasis kremas, yra su apsauga nuo saulės SPF 30, saulės faktorius 30 yra. Šis kremas apsaugo ir nuo UVA ir UVB spinduliuotės. Tai reiškia nuo abiejų tipų saulės spinduliuotės, kurie įtakoja mūsų odos senėjimą, sakykime, pagreitina. Ir šis kremas sukurtas taip, kad jis stabdo glikacijos procesą. Kas yra glikacija? Tai kada cukrus, gliukozė įtakoja mūsų elastino ir kolageno ląstelės, jie tampa trapesnės, jie tampa, kaip pasakyti, praranda elastingumą, jie tampa trapus ir tai sustabdo elastino ir kolageno gamybą ir dėl to pas mus oda sensta greičiau ir atsiranda raukšlės. Tai va šis kremas stabdo šį procesą, tą senėjimo procesą, taip pat labai giliai maitina, drėkina odą. Ir čia yra toks ingredientas, tuoj pasakysiu, yra Cestrum latifolium ekstraktas, kuris mažina odos jautrumą ir atstato komfortą. Šis kremas mažina raukšlių matomumą net iki 70%. Įsivaizduojate? 70%. Negi tai nestebuklas, o jūs sakot, jau nieko negaliu padaryti. Nu, tikrai jau galima kažką padaryti, net jeigu jums yra 70, 80 ir 90 metų. Tikrai galima. Naktinis kremas yra su retinoliu. Retinolis yra vitamino A stabili forma ir tikrai nemažai apie retinolį pasakoju. Tai retinolis yra tas ingredientas, kuris labai efektyviai skatina odos regeneraciją, atsinaujinimą, atstatymą. Ir čia retinolis šitame kreme yra inkapsuluotas į mikrokapsulės. Tos mikrokapsulės saugo retinolį nuo šviesos ir oro. Ir taip pat užtikrina, kad tas retinolis išsiskleidžia po truputį ir duoda tokią ilgalaikę poveikį ir mažina sudirginimo rizikos, nes retinolis būna, jeigu oda yra nepripratusi, gali truputį dirginti odą ir atsirasti tokia alerginė reakcija, bet iš tikrųjų ne alerginė, tiesiog per stiprų būna kartais, ne? Tai va, tos mikrokapsulės mums duoda tokią, užtikrina, kad to sudirginimo bus kuo mažiau ir gal net iš vis ir nebus. Tai šis kremas naktinis skatina odos regeneraciją, odos atsinaujinimą ir čia pas mus yra toks ingredientas dar papildomas prie Voluform formulės, kuris vadinasi sodium tomentosum, tai yra dumblių ekstraktas ir kuris būtent duoda ilgalaikį išskirtinį žaibišką drėgmės lygį pagerėjimą. Tai labai stipriai drėkina, atstato mūsų odą naktį. Ir vienas ir kitas kremas užtikrina mums 12 valandų drėkinimą. Ir kaip mes naudosime šis kremus, šie kremai yra išskirtinė, aš parodysiu, kas dar nematėte, yra, kas aišku žinote, kad čia pas mus yra vakuuminė pakuotė, tai yra irgi labai prabangu ir labai aukštos kokybės požymės, nes vakuuminė pakuotė taip pat saugo kremus nuo irimo, nėra taip, kad oras patenka ir keičiasi struktūra arba keičiasi ingredientų poveikis, ne, čia yra vakuumas, reiškia labai saugiai laikomas yra produktas. Čia mes galime
nežinau, kiek čia matysis prieš šviesą. Va, čia mes dedame 2 pirštus ir pumpuojame. Čia yra tokia vieta, per kur tas kremas išeina. Išeina vienas pilnas paspaudimas, mums užteks visam veidui, kaklui ir dekolte. Kai mes pradedame naujai naudoti kremą, labai svarbu ką padaryti, tai papumpuoti kokiu 20 kartų ir, iki 20 tikrai, tuomet per šitą, matosi, kad išėjo kremuko, kad tuomet per šią vietą, per šią skylutę pradės eiti kremas. Tai nekrapštyti, nieko, papumpuoti, tuomet tas vakuumas pradės jum duoti kremo. Ir kada mes pabaigiam kremą, jau nebepasispaudžia, mes galim per šitą metalinę vietą atsukti kremą, jis atsidaro ir ten mes jau galime iki paskutinio lašo viską iki galo sunaudoti. Abu kremai yra su tokia vakuuminė pakuotė. Labai taupiai naudojasi ir labai saugiai naudojasi, mes nelendam ten pirštais į vidų, nepaliekame savo mikrobus ir labai, kaip matot, viskas naudojasi, viskas yra su aplikatoriais, saugiai viduj ir saugome kokybę ir saugome kokybišką ir gerą aukšto lygio poveikį. Vot tiek apie šitą sistemą, tai yra pagrindinė priežiūra brandžiai odai arba kovojant su senėjimo požymiais, kurie gali atsirasti ir anksčiau negu ateis odos branda. Taigi žiūrim ne į pasą, žiūrim į odą, žiūrim į tai, ką mes norim spręsti, kokios odos situacijos, kokios požymius, su ką mes norime pakovoti ir tokias priemonės mes naudojame. Aš matau, kad yra stebinčių. Tai mielos damos, jeigu jūs man turite kokią klausimą, tai galite paklausti, aš iš karto atsakysiu tiesioginėme etery dabar. Jeigu yra, kremai yra labai geros tokios tankios struktūros, maitinančios, neskystos ir tikrai būtent visa šita linija atstato tokio odos skaistumą. Neseniai irgi pirmadienį pas mane buvo būtent tokios brandžios odos visos damos ir visos taip, būtent stebisi, kad būtent švyti oda, tokia labai graži, lygi švytinti ir jeigu dar ant viršaus užsitepti sisi kremo, tai tiesiog pasakiškas vaizdas tikrai. Tai vidutiniškai, kaip aš minėjau, putų užtenka, gali net iki metų užtekti, serumo bus kokie 3 mėnesiai, paakių kremas 5-6 mėnesiai ir veido kremai irgi 5-6 mėnesiai, jeigu naudojame taip, kaip reikia. Šalia, jeigu yra sausesnė oda, aš būtinai rekomenduoju pajungti mūsų nuostabų hialurono toniką losjoną. Tuomet dar mažiau sunaudosite kremo, nes tonikas irgi labai pagelbės ir labai padės visiems produktams nueiti į gilesnios odos sluoksnius ir duoti geresnį rezultatą. Tai yra pagrindinė priežiūra, be abejo yra ir papildomų produktų, kurių mes galime dar pajungti prie šitos sistemos stipresniam poveikiu, papildomam poveikiu, bet apie jas papasakosiu atskirai kitoje transliacijoje, kitame įraše. O klausimų nematau, nežinau, ar tiesiog jų neturite, ar nėra komentarų. Tai šiandien tiek apie šią nuostabią sistemą. Jeigu kas sudomina, norite mano konsultacijos, norite išbandyti priemonės, norite gauti mėginukų, drąsiai rašykite komentaruose visus savo pageidavimus, kreipkitės asmeniškai, dalinkitės drąsiai šiuo įrašu, jeigu jis buvo naudingas ir jūs turite draugį arba konsultantų arba klientų, kam jūs manote, kad šis įrašas gali būti naudingas. Labai skatinu dalintis. Jeigu jūs dar nesekate mano puslapio, kviečiu taip pat pasekti mano puslapį. Ir nepamirškite man padėkoti laikų širdutę, linkiu jums nuostabaus ketvirtadienio ir iki malonaus pasimatymo. Būkime protingos, gražios ir mylėkim save.